Sveiki visi! Sveiki visi, sveikinam visus su šventom kalėdom. Su kalėdom, su šventė. Mes sveikiname iš Panamos senamiesčio. Galbūt fone girdisi, kaip groja smuikas kalėdiškai. Ir kažkaip šie metai, nežinau, ar tik tai man, ar ir jums, bet jaučiasi kaip kažkokio tokio paleidimo senų dalykų, to, kas nereikalinga, kas nebetarnauja, ir atsiverimą naujiems dalykams. Tai įdomu, kaip jūs jaučiatės, o mes šį video darome tam, kad labiau įkvėptume jūs pasitikėti savimi, pasitikėti savo galiomis, savo galimybėmis ir tiesiog pasidalinsime savo patirtimi. Pasidalinsime savo patirtimi, nes vakar vaikščiojom Panamos senamiestį ir kalbėjome apie tai, kada mes iš tikrųjų pradėjom sąmoningai formuluoti intencijas, ko mes norim patirti savo realybėj, kaip tai darėme, iš kur sužinojome šitus dalykus. Tiesiog labai įdomus pokalbis gavosi. Tai padarysime jį viešą. Tai Rėjau, papasakok, kaip tu iš viso žinojai apie tai, kad įmanoma naudoti savo minčių galia ir pritraukti dalykus tokius, kokius tu nori gyvenime? Kai pasiekiau tą tašką, kur manęs netenkina, kur aš esu, leidžiam, kad praeitų dabar moteris, nes... Tai tegul eina, koks skirtumas. Mes leidžiam, mes jau neužblokavę kelią. Kai esu pastebėjęs per savo gyvenimą keletą momentų, kad kai patenku į tokias situacijas, kur peržengiu į tą raudoną zoną, kur man kažkas negerai, nepatinka, nekomfortas, nepatogu, aš visad surasdavau išeitį. Vaikšto čia žmonės. Mes jo, viešbučio bendroje erdvėje filmuojam. Tai vis gaudavau progą prasiplėsti. Opportunity to expand. Ir neatsimenu konkretaus taško, laike ir erdvėj, kada supratau ar atėjo informacija, kad aš galiu viską pritraukti savo minčių gale, bet atsimenu, jog kai atsidarė, tai pradėjo plaukti iš visų pusių informacija. Ir tada ėmiausi eksperimentuoti. O tau, Ieva? Ačiū, kad paklausai. Aš irgi jau dažnai pasakau šitą istoriją, tai gali būti, kad daug kas girdėjo daug kartų, bet iš esmės tai prasidėjo, kai aš to dar nesupratau iki galo, maždaug baigus mokyklą, kai studijavau universitete, buvau tokioj biškį duobėj ir man grupiokas sako, taigi pasiimk duokmenukus ir sugalvo, kad kai vieną ištraukiu iš kišenės, nešioti tiesiog duokmenukus kišenį ir kai vieną ištraukiu, vienas reiškia dėkoti už tai, ką turiu, o kitą, kai ištraukiu, formuluoti tai, ką noriu. Tai čia toks pirminis buvo dalykas, bet aš iš tikrųjų nežinojau dar apie tą momentą, kad galima rašytas intencijas, susirašyti kaip nori, kad būtų ar ne, ir kaip svarbu iš tikrųjų tai daryti, nesuvokiau. Ir kiek dabar dirbu su klientais, čia šiek tiek peršoksiu tarp istorijų praeities ir tiesiog dabarties. Ir manau, kad ir tu man paantrinsi, kad daugelis žmonių iš tikrųjų savęs net nepaklausia, ko jie nori. Ir dažnai tas ir yra momentas, kad kol mes nepaklausiam, ko mes norim iš tikrųjų, tai tol gyvenimas tiesiog vyksta automatu ir neaišku, pagal kieno sroves diktuojamas tas gyvenimas. Gali būti pagal aplinkinių lūkesčius,
pagal kažkokias tai normas socialinės ar... Ir įsitikinimus. Jo, čia buvo toks mano pirminis, kur aš, ta prasme, prisiliečiau prie tos minčių galios, bet realiai stipriausias buvo, kai man buvo 24 metai ir aš buvau vietoj, kurioje man tikrai labai buvo sudėtinga, emociškai sudėtinga, toks pasiekus buvau visišką breakdowną ir tuo metu pasiekė mane Mademoiselle ant knygos Transurfingas ir aš tada gal pirmą kartą normaliai uždaviau savo klausimą, ko aš noriu. Ir ką aš noriu iš tikrųjų patirti. Ir vietoj to, kad koncentruotis į tai, kas man nepatinka, kaip pakeisti tą dėmesį. Ir čia magija, čia visiška magija prasidėjo. Tuo metu aš totaliai pakeičiau savo gyvenimą. Tiesiog su to mažu dalykėliu, suformulavus aiškiai, ko noriu. Ir nustojus galvoti apie tai, ko aš nenoriu, pradėjus koncentruoti dėmesį į tai, ką aš noriu sukurti. Tai čia pirminiai tokie buvo momentai ir kai aš pamačiau, kad tai veikia 100%, tai aš jau pradėjau tada nuosekliai rašytis, darytis visas praktikas, bet dar nebuvau aiškiai žinanti, kas kaip daryti ir kada daryti. Nu, žodžiu, toks maždaug buvo. Per mažokai išnaudojau, taip sakykim, pagal tai, kokios yra galimybės ir ką galima daryti ir ką mes su tavim darom kiekvieną dieną dabar, tai tuo metu dariau 5%. Nu, kiek tuo metu leido tavo sąmonės ir proto lygis, tiek tu darai. Tuo metu buvo 100%. Bet tie lyginant su dabar 5% man visiškai apvertė gyvenimą aukštyn kojom ir aš atsidūriau ten, kur norėjau tuo metu, viską realizavau taip, kaip norėjau. Tai... O gal galėtum pasidalinti kažkokiais tai pavyzdžiais, kurie labiausiai rezonuotų populiacijai? Nu, paprastas dalykas, žinai, kad ir tas darbas nemėgiamas. Nu, daugelis yra kažkur, kur reikia būti. Reikia būti, nes, tai kaip kitaip, nes yra atsakomybė prieš save, prieš šeimą ir taip toliau. Tai vien šitas momentas, ar ne? O kaip šitą iliuziją tu padėtum išsklaidyti? Aš pradėjau orientuotis į tai, ką aš noriu daryti, ką aš noriu veikti, kaip aš noriu save realizuoti. Ir iš pradžių aš nežinojau. Kaip. Tada aš tiesiog vadovavausi tos knygos patarimu, įsileidau naują informaciją į savo realybę, pradėjau įsileisti naują informaciją į savo realybę ir tai pateko į rankas toksai filmas, kurį pažiūrėjau ir pagalvojau, aš noriu kaip tam filme. Taip elementariai, kūrybos industrijos ten buvo. Ir aš noriu ten kūrybos industrijose dirbti. Nu ir aiškiai suformulavau, kad aš taip noriu. Ir aš po 2 mėnesių jau buvau ten. Tai toksai žaidimas, žinai, gaunasi, kad kiek leidžiam savo sugalvoti, nes tuo metu man tai atrodė, karjera kūrybos industrijose, bet kad yra įmanoma keliauti po pasaulį ir tiesiog mėgautis gyvenimu. Tuo metu dar nedašilo, kad taip įmanoma. Įmanoma gerą darbą turėti. Taip buvo. Nu, bet ir aš tą reikėjo plėstis viduje, tam, kad eičiau iki tokių suvokimų, kad iš tikrųjų yra viskas įmanoma. Ir mes esam nuolat besąlygiškai palaikomi visatos. Kad ir ką nusprendžiam, kad ir ką sugalvojam, kad ir kam atsiveriam, mes sąlygiškai esame palaikomi visatos. Tai papasakok apie savo patirtį, nes aš žinau, kiek tu dalinaisi vakar, kad tu pradėjai tokią sąmoningą manifestaciją daryti, kai dar žaidai pokerį ir tikslus visus, atsargiai mikrofonas, karoliukai, kad mikrofoną daužosi biškį. Aha. Tai, kad tavo buvo tikslai susijęs su pokeriu, ar ne, nes irgi tau tuo metu atrodė, kad tai yra geriausia, ką mano protas ir sąmonė galėjo tuo metu sugalvoti. Tai prasidėjo nuo tikslų aiškių suformulavimo
pradžioj jie buvo metiniai, nes aplinkoj žmonės, atsimenu vienas kalėdas buvo ir visi dalinosi, kiek jiem arba trūko iki 100 000, arba kiek virš 100 000 laimėjo per šitus metus. Ir man tuo metu tai buvo kosmosas ir iš to natūraliai išplaukė kitie metai mano ta intencija, kad už metų aš irgi noriu būti čia, kur jie. Tai tavo tikslai buvo pinigų sumos? Taip. Ir kaip sekėsi? Ir tai gavau pamatyti viską, kas mane laikė ten, kur esu, ir transformuoti, kad pasiekčiau šitas sumas. Tai turėjau viską per naują mokintis, kaip žaist, spręst, investuoti dar daugiau laiko, ir pokeris tapo pirmu prioritetu, kas nebuvo iki tol. Tapo visiškas prioritetas. Kaip sakant, tai tu pradėjai eiti tą profesionalaus žaidėjo tokią rolę, ne? Aš įsivaizdavau, kad aš jau profesionalus jau tada buvau, jau 5 metus aš jau taip įsivaizdavau, bet nuo to taško, nuo tų metų aš susilygiavau su ta versija ir susikūriau su asmenybė, kuri elgiasi, galvoja, kvėpuoja tik tai pokeriu. Ir tada viskas pasikeitė. Jetus, kaip čia daug mes galime kalbėti, o kodėl tu nepagalvoji, kad tu tiesiog nori, nežinau, plaukioti jachtą aplink pasaulį? Nes nenorėjau aš atsipalaidavimo, aš nenorėjau, mano visa childhood, vaikystės programavimas buvo pastatytas aplink stresą, aplink kortizolį. Tai aš tik po to išsiaiškinau, bet čia didelė... Aš irgi kūriau karjerą, supranti. Aš ir nepagalvojau, kad įmanoma tiesiog egzistuoti, gyventi gausoj iš kūrybos per malonumą, iš dalinimosi per malonumą. Man irgi atrodė, kad tas stresas reikalingas. Čia yra tokie ribojantis įsitikinimai pas mus pasąmonė. Bet iš tikrųjų, kaip mes matom dabar, kas vyksta Elevate projekte, ar ne, kur žmonės prisijungia, pavyzdžiui, prieš pusę metų. Ir aš pavyzdžiui, su vienu dalyviu jau 3 metus keliauju per kursus ir reikėjo 3,5 metų žmogui, kad jis tiesiog atsivertų norui būti atsipalaidavime, turėti klestinti verslą, nes tiesiog buvo visada užkoduota, kad reikia dirbti. Sunkiai, labai sunkiai dirbti. Ir čia gaunasi toksai momentas, kad mes, kai pradedame tą sąmoningą manifestaciją, mes pradedame patys tyrinėti save, kur mūsų konkrečiai tos visas ribos ir kur mes patys susigalvojam, kad ne, visata tik tai taip gali. Ta prasme, visi susikuriam tokius ribojančius įsitikinimus. Bet, žinai, dar vienas momentas, kiek tu rašysi tas intencijas, kiek procentaliai visą tai, ką tu esi kada užsirašęs, kiek procentaliai yra įvykę? Aš turiu geresnį pavyzdį. Aš labai atskira tema su manim ir mano sąmonė. Bet mano pavyzdys, kurį noriu pasidalinti, tai kai aš šitą perteikiau kitam žmogui, kuris visiškai niekuo nesidomėjo, jokių žinių neturėjo ir kaip jam sekėsi. Tai tas žmogus buvo mano mama. Ir tuo metu klausiau, ko ji labiausiai nori, ko jai labiausiai reikia. Tai tuo metu jai labiausiai reikėjo mašinos. Naujos mašinos. Ir sakau, tai paimk ir rašyk. Ir jinai darė pratimą manifestacijos, kur sąmoningai reikia dėmesį išlaikyti bent jau
17 sekundžių ir kiekvieną dieną, 21 dieną rašė. Ir būtent taip, kaip užrašė, nes atkreipiau dėmesį, kad reikia specifiškai, gavo po 3-4 mėnesių poros metų senumo mašiną ir už ją mokėti nereikia. Puiku, sveikinam. Bet žinai, yra tokie dalykai, kad rašai ir nevyksta. Ta prasme, neįsipildo. Kad ir aiškiai suformuluoji, ko nori, bet kažkas nesirealizuoja. Kodėl taip yra? Tai ir jie rašė ir tik tai po 3-4 mėnesių atsivėrė, kad iš tikrųjų tą priimtų. Tai noriu pasakyti, kad reikia laiko. Noriu pasakyti, kad reikia pereiti procesą, kur aš esu vertas to, ką aš noriu manifestuoti. Aha, nes jeigu mes manifestuojam ir viduje turime kažkokį savęs menkinimą, tai mes iš esmės bandom kurti, bet realiai mes neleidžiam savo atsiverti to priimti. Vienas žingsnis į priekį, 2 atgal gaunas ir blokuoja, stringa energiją. Tai aš su manifestacija irgi dirbau, ojetus va tiek va, ir irgi vieną kartą manifestavau automobilį. Tai mes darėm tokią praktiką, specialiai tiesiog atsisėdom poromis ir klausinėjom viens kito. O į visus įmanomus klausimus, kodėl tos mašinos nereikia, ta prasme, kodėl tau gali būti blogai tą mašiną turėti. Tai pavogs, draudimą reikia mokėti, ar ten dar kažką. Žodžiu, ir mes turėjom viens kitą išklausinėti maksimaliai viską, kad visus paleisti sąmonį ir pasąmonį esančius pasipriešinimo kažkokias idėjas. Ir aš po šitos praktikos irgi po kelių savaičių jau gavau naują automobilį, nors prieš tai pusę metų realiai manifestavau, rašiau ten viską. Tai labai svarbus momentas yra dirbti ir su pasipriešinimu. Ir išsiaiškinti, kame tas pasipriešinimas ir padaryti transformaciją tenais. Kitaip nieks nejudės ir mes rašysim metai iš metų be jokio rezultato. Bet vis dar tu man nesakai, kiek tau procentaliai išsipildė. Arba viskas, arba jau išsipildė, arba jaučiu, kad šitoje laiko linijoje pildosi. Tai nėra nei vieno dalyko, kuris būtų vienaip ar kitaip neįsipildęs. Man irgi labai panašiai. Aš iš tikrųjų viską, ką konkrečiai, ką surašius, tai turiu dabar. O kiti dalykai eigoj ir suprantu, kad reikalinga mano pačios branda ir vidinė transformacija tam tikriems dalykams. Tačiau tiek, kiek yra įvykę, ką aš konkrečiai suformulavus ir kur konkrečiai pradirbu su pasipriešinimu, tai yra wow. Tai yra wow. Ir man, žinai, kartais kyla toksai iš tų sąmoningųjų nušvitusių žmonių tokie bairiai ateina, kad taigi reikia viską paleisti, neturėti jokių norų, jokių troškimų ir tiesiog būti čia ir dabar. Ką tu manai apie šitą dalyką? Ir dar aš tokių žmonių šiaip nepažįstu, prie manęs jie negali būti, bet esu dar pastebėjęs iš klientų, kad kai kurie save įtikina, kad man gerai, kad trūkume gyventi yra gerai ir kad save susispausti ir susimažinti ir pasakyti, kad aš nieko nenoriu. Aš nieko nenoriu, man ko turiu, taip yra gerai. Va šitą dažnai žmonės daro. Tai... Ir jie tada, ir aš kartą pastebėjau, kad tokie žmonės, kurie užneigia savo kažkokius norus ar patyrimus, sumažina taip tada, matydami kitus, kurie realizuoja tai ir kurie yra laisvi ir kurie yra gausoj, jie jų nekenčia. Šnypščia ir purtos. Ten blogi žmonės, jie kažkokie blogi. Tai va dažniausiai, kur žmogus kuo jis labiau įsispaudęs savy, save sumažinęs,
man yra gerai, arba pasąmoniai ten yra, aš esu nevertas tai turėt, tai to jam daugiau trigerina žmonės, kurie yra laisviai, tiesiog žaidžia gyvenimo žaidimą ir turi viską, ko tik nori. Tai va, žaidimą, paminėjau šitą momentą. Nes aš, žinai, buvau pasiekusi tas būsenas, kur totali nirvana, tiesiog susijungimas su dieviška sąmonė ir nieko nereikia. Visiška egzistencijos ekstazė. Ir ta prasme. Ir esu buvusi tokiose būsenose. Ir mane grąžindavo atgal. Ir aš nesuprastu, kodėl grąžina. Sako, taigi tai čia yra žaidimas, kurį tu pasirinkai žaisti. Jeigu tu nenorėtum būti čia, tai tu būtum ten vienyje su dieviška sąmonė. Tai mes pasirinkom būti žmogiškai patirtį. Ir vienas dalykas, kaip mes joje būnam, ar mes būname kančioj ir išgyvenimo mechanizme, ar mes antiek sugebam save išlaisvinti, kad iš tikrųjų žaisti tą gyvenimo žaidimą. Ir faina, tu momentą šiandien ryte dar paminėjai apie tą... Abu, gali papasakot? Kad kuomet mes išeinam iš riboto gyvenimo ir atsiveriam gausai, pasikeičia žaidimas, atsidaro naujas žemėlapis, atsidaro galimybė sutikti kitus žmonės, patirti kitas patirtis, turėti įtakos ne tik savo miesteliui, bet ir plačiai... Oi. Supranti, kad visą laiką karaliukai tavo į mikrofoną trinasi. Tai taip, tai turim didesnę įtaką žemėje ir galime padaryti ir įvykdyti daug daugiau sielos misijų, negu gyvendami trūkume ir limite. Tai va, tai mes čia ką pakalbėjom. Pakalbėjom apie tokius svarbius momentus ir kartais gali atrodyti, wow, fainai skamba, bet tai ne man, aš tai nežinau, arba aš jau bandžiau, man neišėjo, aš jau tai dariau, aš jau turiu tą savo vision boardą, nieks nevyksta, ar dar kažką. Tai mes iškart po naujų metų su be galo stipria energija pradedame alcheminę laboratoriją. Alcheminė laboratorija, kuri yra skirta išsigryninti visų pirma savo tikslus ir norus, bet ne taip, kad tiesiog aš to kažkaip čia, taip būtų gerai. Ne, iš tikrųjų pajust, kas yra man svarbu, nepaisant to, ko nori mano vyras, mano mama, mano vaikai, ko noriu aš, ko nori mano siela. Tai gausite struktūrą. Šitą struktūrą aš naudojau dirbant su žmonėm. Ir tai mes darėm 2 mėnesius, šita programa trukdavo, kas savaitę. Mes ją adaptavom ir jūs per šitą struktūrą gausit praeiti savarankiškai ir išsigryninti, ko jūs iš tikrųjų norit. Tai yra pirmas žingsnis. Pirmas modelis, mes taip vadinam. Ten bus mano speciali meditacija, kurią padarius jums tiesiog padės, bus lengviau susijungti su tai, ko jūs norit iš tikrųjų. Ir tada yra antras modulis, yra būtent tas transformacinis modulis. Visas tas pasipriešinimas, kur iš sąmonės, iš pasąmonės, kur yra tas pasipriešinimas, kur aš savo negaliu to leisti. Tai yra neįmanoma, tai yra ne man, aš nepasiruošusi, ar net neįsivaizduoju. Atrodo, tikrai noriu ir neturiu jokio pasipriešinimo. Bet jeigu tu to neturi, čia ir dabar, tai reiškia, tu to nenori. Mes realiai turim čia ir dabar viską, ką mes neturim pasipriešinimo. Jeigu to nėra, kažkuri dalis, kažkur viduj to nenorime. Ir tai gali būti ir iš praeitų gyvenimų patirtis. Ir tai gali būti iš protėvių lygmenų ateinantis, ribojantis įsitikinimai. Labai daug dalykų. Tai šitam turėsite beveik 3 savaitės. Vėlgi asmeninis darbas su mūsų suteiktais įrankiais. Taip. Ir prieisim po tų 3 savaičių prie 3 modulio. Maždaug sausio
21. Sausio antroje pusė. Aha, pereisim prie 3 modulio, kurioje mes visi... Mes lankščiai žiūrėsim, kaip jums sekasi. Jeigu jums reikės šiek tiek daugiau laiko, tai gali būti šiek tiek vėliau darysim 3 modulį. Taip. Ir susitiksim visi Zoom platformoje, pasidalinsim savo progresu, savo patirtim ir tuomet darysim specialią aktyvaciją jūsų intencijom, jūsų visom gyvenimo sritim ir sujungsim jūsų labai stiprią energiją, kuri padės jums pačiu greičiausiu būdu arba manifestuoti tai labai greitai, arba patirti transformaciją tokiu greičiu, kokiu jums yra harmoningiausia, tokiu spartumu, nes vienas žmogus yra pajėgus labai greitai padaryti vidinę transformaciją. Pavyzdžiui, aš kai save stebiu, tai aš esu super greita, man ten gali būti ekstreminės patirtis, aš greit padarau, bet kiti žmonės taip greitai, jiems nekomfortabilu judėti taip greitai. Tai taip, kaip jums yra harmoningiausia, pačiu harmoningiausiu jums būdu. Transformacija tam, kad galėtume tai turėti, arba manifestacija, nes jau tam neturit pasipriešinimo. Tai čia iš tikrųjų tas energetinis darbas yra pakankamai stiprus. Aš dabar dariau angliškai nemokamą šviesos aktyvaciją. Mano draugė dalyvavo, tai parašė, sako, oh my god, 2 dienas valausi, tualetas, nes tiesiog valosi tos žemos vibracijos ir sako, pagaliau pradėjau verkti per meditacijas, pagaliau pradėjau jaust. Žodžiu, daug tokių dalykų gali įvykti atsiverimu ir mes, kai kalbame apie sąmoningos realybės kūrimą, mes nekalbam vien apie automobilius, gražias patirtis, mes kalbam apie pilną spektrą žmogiškos patirties. Tai yra santykis su savimi visų pirma, su savo protu, siela, kūnu, santykis su artimiausiu žmogum, santykis su šeimos nariais, su aplinka, tada savirealizacija, tada gausa, tada jau patirtis. Mes pradedame nuo visų svarbiausių aspektų ir santykis su dieviška energija be abejo. Visus juos apimam, visus juos įsivardinam, kaip mes norim jaustis kiekvienoje gyvenimo sferoje ir tada darom labai nuoseklų darbą ir dalinamės eigoje, ne vien tik tai tam paskutiniam 3 modelyje, dalinamės eigoje, uždaroje grupėje, kaip sekasi, kas vyksta. Tai čia, mielieji, visiems, kas yra tikrai motyvuoti, pradėti gyvenimą kitaip, šiais naujais metais, kitaip, visiškai, kas yra pasiruošę skirti dėmesį, nes dėmesio reikės tikrai nemažai, ir kas pasiruošę iš tikrųjų investuoti savo laiko maks. Tai... Ir kadangi pastebėjom, kad žmonės yra linkę po 2-3 savaičių prarasti motivaciją ir susidūrę su pirmais challenge'ais tiesiog numest dalykus, tai mes po 3 mėnesių darysim vėlgi susitikimą. Nuo sausio iki kovo mes vis dar esam visi bendroj grupiai, kur galite užduoti klausimus, dalintis, nes jaučiu, kad žmonės, kurios sutrauksim energetiškai, vėlgi viens kitą papildys ir galbūt net judės link panašių tikslų. Taip dažniausiai jau būna. Ir po tų 3 mėnesių mes turėsim vėl stiprią praktiką. Kad padėti jums išlaikyti kryptį, kurią judate. Ir po visų praktikų, po tų 3 modelių, jūs dar gausite papildomą paskaitą, kurią galėsit, rekomenduojama tiesiog kas mėnesį, bent po 2 kartus pažiūrėti, pakartot, nes ten priminimai, kaip daryti kiekvieną dieną, kad nepamesti energijos, kad išlaikyti vibracijas, kad tiesiog nuosekliai būti šitoj kelioniai. Tai dar papildoma paskaita. Tai mes labai tiesiog džiaugiamės šitą idėją, kuri atėjo iš visatos, padaryti tokias labai nuoseklės naujametinės dirbtuvės, alcheminę laboratoriją. Ir labai kviečiame jūs
Pat su pagalba mes žinome, kiekvienas tikrai gali visiškai savarankiškai daryti šitus dalykus, bet kiek yra motivacijos padaryti. Aš turėjau motivacijos labai daug ir aš dariau tikrai daug. Ir man nereikėjo, kad mane kažkas paskatintų. Aš pati dariau labai daug dalykų. Aš tai būčiau sumokėjęs bet kiek pinigų, kad man duotų struktūrą. Nes mano laikas ir energija daug brangesnė. Aš pats nenorėjau šito. Aš ėjau šitą procesą, visą ratą, kokius 5 metus gal daugiau, iki pačio išsigryninimo. Ką mes jums pateikiam, tai čia daugybė bandymų, sėkmių ir nesėkmių. Jau čia išgryninti tikrai metodai. Jo. Ir aš atsimenu, žinai, kai buvau tame momente, kai buvo kelio pradžia ir aš turėjau galimybę rinktis, aš norėjau į mokymus, kurie kainavo 500 eurų savaitgalis. Ir aš tiesiog jaučiu, kad man ten reikia būti. Ir aš savo vidui pasakiau, taip, aš tenais dalyvauju. Ir aš gavau 500 eurų, draugas man paskambino, sako, Ieva, aš taugi skolingas. Ir pervedė man 500 eurų. Geras. Ir aš tada turėjau, gavau 500, ką daryti? Taigi aš pasakius visatai, kad čia noriu investuoti. Man buvo tokia dvejonė, kad tikrai galėčiau išleisti, ką nors ten. Tuo metu tai galėjau kelionę nusipirkti, ten, žinai, papigiai tokias, važinėdavau daryti tokias. Bet aš nusprendžiau investuoti šitą savaitgalį. Ir ta prasme, man tai atsipirko net ne 10 kartų. Aš galiu pasakyti, kad 100 kartų atsipirko, nes aš gavau įrankius, technikas, viską gavau, ką naudoju nuolatos dabar ir ką žmonės dabar patiria per sesijas, per seminarus, tai yra iš ten. Tai tikrai tos investicijos yra žymiai vertingesnės, negu mums gali atrodyti iš pirmo karto pažiūrėjus į aprašymą tenais ar į kainą. Suvokime, kad tikrai dar net nežinom, kur mums tai gali praversti, tam tikri įrankiai, tam tikri metodai, tam tikri dalykai ir ką mums gali padėti atverti. Tai labai kviečiame jūs nepraleisti progos. Ir pasinaudokit, kol mes jums siūlom viską už tokias juokingas kainas. Nes čia paskutinti metai, tikrai kursai, paskutinti metai. Jo, čia paskutiniai dalykai, ką mes darom už prieinamą kainą, nes mano intencija yra, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų. Tai todėl mes ją ir darom tokią. Tai pasinaudokit progą, mes tai puikiai žinom, kur mes keliaujam. Galim sakyti, matome ateitį, bet ne, mes nematome ateitį, mes ateitį kuriam. Jo, tai paklauskit, ar aš žinau, kur aš einu, ar aš žinau, ką aš kuriu ir ar man viskas aišku, ar šiti žmonės ir šita programa man kažko gali padėti, tai prasiskanuokit, pajauskit ir leiskit, kad ateitų atsakymas. Ir ne tik atsakymas, bet galbūt ir finansai, kaip Ievai gali nukristi iš dangaus. Viskas yra įmanoma, kai mes atsiveriame. Tai žinokit, kad iki 31 dienos yra registracija, bet mes pradėsim paskaitas sausio 2, tai gali būti, kad 1-2 dienas bus, bet nepralaukit ilgai. Iš tikrųjų yra taip sugrupuota, kad pirmieji 9 prisijungę gauna mažiausią kainą, vėliau kiti. Tai jau ne 9, jau mažiau, bet... Jo, nes jau yra žmonių prisijungusių, tai tų vietų yra mažiau žymiai, tai tiesiog nelaukite. O dėl tos investicijos, tai kiekvienas tiek, kiek jam reikia, tiek ir susimokės. Tiek ir gauna iš visatos. Tai laukiame jūsų, nekantraujame ir gražių švenčių, gražios kristalizacijos apie tai, kur jūs einate, kas jūs esate, kuo jūs norite būti, ką jūs norite veikti ir gražiausi linkėjimai visiems, klestėjimo, meilės, džiaugsmo.